jūs klausėt savo proto, nu, gali? Protas sako, ką? Nu, sakom, 10 kartų daugiau. Protas sako. And you jump in and say, stop talking. Let me tell you how I can help you. Apie 30% darbuotojų ateina į darbą dėl to, kad jie nori, veža, patinka, fantastika. Tai yra ta vieta, kur jie nori būti. Apie 50% darbuotojų ateina, nes jiems reikia pinigų. Jie ateina dėl atlyginimo. Na ir dar 20% darbuotojų ateina, kad tiem 80% sugadinti gyvenimą. Jeigu gavot iš banko savo banko laišką, kuriame rašoma maždaug taip, kad jums nerealiai pasisekė, jūs mums tiek svarbus, kad nuo šiol nebereikės ateiti į banką. Jie aiškiai viską tvarkysite telefonu ir internetu. Tai žinokit, kad jūs nuleido ją kanalizaciją. And discount, I don't even know what that means. It's non-existing word. Jūs turit visų kūnų, gestais, balsu pasakyti, kad jūs tikrai nugalėsit. Kiek energijos turi dabar? Dabar rėkit! Mano akise pardavimų formulė evoliucionavo. Kiekvienas tas pranešėjas, kuris ateina ant scenos, iš tikrųjų stengiasi didžiulį kiekį informacijos sukoncentruoti labai trumpą laiką, o rezultate jūs turit vis kitokius pardavimus. O čia gaunam naujų idėjų, kurias reikia išėjus, grįžus, iškart po konferencijos, iškart po šito būtent renginio, reikia pradėti taikyti. People buy an experience. Aš manau, kad ateityje mūsų auditorija čia pardavimo formuliai bus vis profesionalesnė. And one of the questions I get sometimes when people know that I talk about communication skills is, give me one advice, and I say, believe in what you're saying and show it. Ir vėl, atėjo nauja pardavimų formulė, kurioje vėl turbūt darysim naujus išžadus savo, bet ne tik tai savo asmeniškai, bet vienas su kitu. Tai yra liuks, labai geras renginys. Lithuania has had a reputation for producing very, very good engineers, technologists. It has a great reputation across the world for innovation, but it doesn't have such a good reputation for selling those ideas. What I would hope for Lithuania is you work more on how to sell the excellent creative ideas this country has, because we live in a competitive world, and the only way we'll succeed is to sell better than our competitors. Radęs nors vieną ar du aspektus, kuriuos tu gali pritaikyti, tavo darbo kokybė, motivacija padidės, to užtenka. Linkiu klestėt, jeigu tik tai įmanoma aukti dar labiau. I hope that all these 1,800 true sales professionals at Pardavimų Formula start selling value-added selling, consultative selling, and no more discount.